Sebastian Liebek, Ežiukas Latė ir vandens kiltuvas. 10 dalis. Latės atradimas. Kai voveriukas Tjumas pasisotino, Latė tarė: reikia apieškoti urvą, gal pavyks pasprukti. Bergždžios pastangos, niūriai atsakė Tjumas. Išnaršiau visą kalėjimą. Nėra čia nei langų, nei slaptų landų, per kurias galėtum išsprūsti. Vis tiek pamėginkime, užsispyrė Latė. Ir du belaisviai ėmėsi šniukštinėti kalėjimo rūsio, kertes bei užkabarius. Tai buvo didelis urvas, su šen ten styrančiais luistais ir nuolaidžiomis įdubomis. Tarpais lubos buvo nepaprastai aukštos, tarpais tokios žemos, kad tekdavo kepurnėtis keturpėsčia. Uolieną čia veikiausiai išgraužė vanduo, nes urvo grindys ir sienos buvo apylygės, o kampai aptakus. Jei tai vandens darbas, tarė Latė, vadinasi, jos rovė kažkur suteka, bet kurgi? Ir įbedęs nosį į grindis, jis ėmėsi tamsoje uostinėti. Staiga Tjumas išgirdo jį kažką šūkčiujant. Tada stojo tyla. Paskui vėl pasigirdo Latės balsas. Eik šen, Tjumai, tik pažiūrėk. Voveriukas metėsi prie Latės. Pripuolęs pamatė, kad šis tyrinėja prie urvo sienos prigludusią uolos nuolaužą. Žiūrėk, gal šitas luistas iš viršaus nukrito, tarė Latė. Jei taip, ten, kur jis nuskilo, turėtų būti kiaurymė. Bet žinai, ką manau? Kiaurymė turėtų būti čia, sienoje. Atrodo, kad vanduo kaip tik čia įtekėjo. Oho, išpūtė akis Tjumas. Bet kaip mes tą luistą nustumsime? Jis juk baisiai didelis ir sunkus. Bičiuliai nuėjo prie urvo durų ir apčiupomis surado prūdijusią grandinę. Ji buvo ilga ir labai tvirta. Vienas jos galas buvo pritvirtintas prie sienos, bet Latei pavyko nukabinti vieną visiškai surūdijusi žiedą. Tada įtempę jėgas, bičiuliai nuvilko grandinę prie paslaptingosios uolos nuolaužos. Latė užlipo ant luisto ir pamovė grandinę ant styrančio lyg ragas smaigo. Nagi, Tjumai, tarė jis, išmėginkime jėgas. Įsitvėrę grandinės, jie įsirėžė ir iš visų spėkų pradėjo traukti. Tamsoje pasigirdo traškėjimas. Ant žemės pabiro akmenukai. Pajudėjo, dar labiau įsispirdama sukuždėjo Latė. Įtempkim visas jėgas ir dar trūktelkime. Jie taip stipriai įsirėžę patraukė, kad net sutraškėjo kaulai. Nuolauža dar kiek pasislinko. Ne taip paprasta, tarė Tjumas, bet dar pamėginkime. Šįkart luistas pasidavė ir juodu kūlveršė nusirito grindimis. Ta akimirka pasigirdo baisus trenksmas ir pakilo didžiulis dulkių debesis. Greičiau, greičiau, trenksmo aidėsi bandė perrėkti Latę. Bėgam pažiūrėti, kas ten. Pabaiga. 11 dalis. Požeminis tunelis. Nekažin ką tai matydami per dulkes, Latė ir Tjumas šoko prie uolos atskalos. Kai akis apsiprato, juodu išvydo, kad luistas guli nusiritęs ant grindų, o sienoje žioji juoda kiaurymė. Taip ir maniau, susijaudinęs užšnibždėjo Latė. Vanduo išgraužė angą. Eime, kol lokiai dar nepasirodė.
pažiūrėsim, kur šis tunelis veda. Jie veikiausiai girdėjo griausmą, tad dabar jau lekia čia. Latė ryžtingai žengė į tamsią angą. Tjumas nėrė iš paskos. Ne per žingsnį neatsitraukdami kits nuo kito, juodu apgraibomis linko tuneliu. Tunelis leidosi žemyn, tad Latė grįžtelėjęs tarė: gal tuo keliu tiesiai į pragarą pateksime? Būtų visai įdomu, nors iš baimės ir tirtėjo žandikaulis, Tjumas dar bandė juokauti. Tylomis juodus linko pirmyn, smelkiantis į kalno gilumą, vis labiau slėgė tyla ir tirštėjo tamsa. Iš to tunelio regėjos niekad neišeisi. Staiga Latė sustojo ir pakėlė leteną. Girdi? Paklausė. Abu stovėjo nekrūsteldami ir klausėsi. Girdėjosi tylus šniokštavimas, tarsi vandeniui srūvant. Dvelktelėjo lengvas gaivus oro gūsis. Pirmyn, sušnibždėjo Latė. Tuoj kažką prieisim. Jis buvo teisus. Slenkant tolyn, tamsa vis klaidėsi ir blyško, tad prieblandos užgautos akis markstėsi. Vandens šniokštimas garsėjo. Galiausiai, išlindę iš tunelio, juodu tiesiog sustingo iš nuostabos. Prieš akis plytėjo vaiskiai žalsvas ežeras. Toks didelis, kad abu vargiai teįstengė įmatyti kitą krantą. Aplinkui stūksojo uolos. Jie stovėjo milžiniškoje akmeninėje menėje, gerokai didesnėje nei Lokių karaliaus Bantūro rūmai. Ežero vanduo žybčiojo, mirguliavo, uoluose aplink jį žiojėjo gausybė angų. Iš jų į ežerą sruvo vaiskus vanduo. Štai iš kur tas šniokštimas. Po paraliais, nustėręs tarė Tjumas, gal nusimaudom? Galėtume, pritarė Latė, bet pirmiausia, reikėtų pagalvoti, kaip ištrūkti iš kalno. Kaip žinai, burbtelėjo Tjumas, bet būtų labai smagu. Juodu ėjo palei krantą ir stebeilijo į vandenį. Staiga Latė sustojo ir pasisuko į Tjumą. Klausyk, tarė, man šovė beprotiška mintis. Pabaiga. 12 dalis. Tai bent sumanymas. Ežiukas Latė nerimastingai ėmė pasakoti Tjumui, ką sumanęs. Ar matai, paklausė jis, koks vaiskiai žalsvas vanduo teška iš tų angų? Tai tikrai neįprastas vanduo. Manau, tik iš vienos vienintelės versmės pasaulyje gali toks srūti. Tai vandens kiltuvo versmė. Ar supranti, Tjumai? Gal tu ir teisus, pritarė šis? Be jokios abejonės, tarė Latė, ir pats galutinai tuo įstikėjęs. Jei visą laiką eitume šios srauto vaga, galiausiai prieitume vandens kiltuvą. Ar ne puikus sumanymas? Nekvailas, sutiko Tjumas. Bet ar supranti, mums visą laiką teks irtis prieš srovę? Verčiau pažiūrėkime, atsakė Latė. Juodu priėjo prie vandens angos. Matai, žvelgdamas į srūvantį vandenį, tarė Latė. Čia visai negilu, galime bristi. Staiga per visą urvą nusirito keistas garsas. Atrodė, iš visų pusių atidunda sunkus žingsniai. Lokiai, baugiai sušnibždėjo Latė. Greičiau, Tjumai, slėpkimės. Juodu įšoko į upokšnį ir leidosi į urvo gilumą.
saugiai pradingę tamsoje, žvilgtelėjo į ežerą. Tik pažiūrėk, kokia gausybė lokių, tirtėdamas iš baimės, sukuždėjo Tjumas. Išties buvo ko išsigąsti. Iš urvų aplink ežerą plūste plūdo galingi lokiai. Ištisa jų kariauna. Dusliai maurodami, visur šmirinėdami jie bėgo prie ežero. Bėgo iš visų pašalių. Jų buvo nesuskaitoma galybė. Atrodė įdūkę ir sunerimę. Pastebėjo, kad pasprūkome. Dabar ieško mūsų, drebėdamas tarė Tjumas. Tikrai, atitarė Latė. Bet jiems nešausi galvą mūsų ieškoti čia, upelio vagoje. Tad negaiškime, pirmin. Ir jie nuskubėjo upelio vaga. Ši palengva kilo įkalniui, o vanduo buvo toks seklus, kad juodu lengvai žengė pirmin. Bet visą laiką teko bristi, tad abu netruko pavargti. Kaskart vis tekdavo sustoti pailsėti. Taip, jie be didesnių nuotykių vis yrėsi pirmin. Tik staiga Latė, kad niurktelės, tik nosis liko kyšoti iš vandens. Voveriukas Tjumas irgi iš paskos. Per žingsnį nuo jų stovėjo didelis juodas lokys ir užvertęs galvą uostinėjo orą. Pabaiga. Trylikta dalis. Lokių karalius Banturas. Juodasis lokys regis Latės ir Tjumo nepastebėjo. Jis stovėjo nepatikliai uostinėdamas orą ir kažką niurnėdamas. Iš kur jis čia atsirado, svarstė Latė. Bet tada kitame upės krante jis pamatė angą. Štai iš kur tas lokys išlindo upelyje išgirdęs tekšenimą. Įsibridęs į vandenį, jis ėmė nepatikliai žvalgytis. Galėjo blogai baigtis, pamanė Latė. Jei nebūtume sumetę pasislėpti, jis kaip mat būtų pakėlęs triukšmą. O tada jau puikiajam mūsų planui galas. Nepastebėjęs nieko įtartina, juodasis lokys nurimo. Dar nepatikliai kiek pasigręžiojo, o tada apsisuko ir piktai burblendamas pradingo angoje. Turime būti atsargesni, sušnibždėjo Latė bičiuliui Tjumui. Voveriukas linktelėjo, juodu atsitiesė ir iš lėto nupėdino upeliu. Angų vis daugėjo, tad Latė pamanė, gal jie artėja prie karaliaus Banturo menės. Vadinasi, prasprūsti nepastebėtiems bus dar sunkiau. Prieję kokią naują angą, bičiuliai vis staptelėdavo ir įsiklausydavo. Kelis kartus juodu išgirdo artėjant sunkius žingsnius, tad teko tūpti ir slėptis vandenyje. Bet tas kažkas praeidavo pro šalį ir tiek. Apsižiūrėdami, jie vis slinko užsibrėžto tikslo link. Pasiekę koridoriaus vingį, juodu staiga sustojo. Iki jų atsklido baisus riaumojimas. Uolos sudrebėjo, sugaudė. Kas tai? Išgastingai šnipštelėjo Tjumas. Nežinau, atsakė Latė. Ir jo balsas sutirtėjo. Paskui pridūrė. Atrodo, kažkas labai įpyko. Gal lokių karalius Banturas? Tik tiek spėjo pasakyti Tjumas, nes ir vėl pasigirdo šiurpulingas maurojimas. Nuo jo aidėjo visas kalnas. Bičiuliai krūptelėjo. Kai atsipeikėjo, dar kiek paėjėjo. O tada atsivėrė keistas vaizdas. Koridorius vis platėjo, jo gale matėsi didžiulė menė. Jos vidury, tiesiai it strėlė, vaga sroveno upelis. Abipus jo, palei sienas, ėjo du lygutėliai takai.
Menę puošia prašmatnios visomis kryptimis bei išsišakojančios kolonados. Vienoje tokios kolonados arkoje stovėjo lokys. Tokio didelio Latė ir Tjumas dar niekad nebuvo matę. Aukštas kaip pušis, per pečius platus it uola, galva sustyrančiomis iš nasrų baisiomis iltėmis, ne ką siauresnė už eglės kamieną. Letenos didelės ir sunkios tarsi kelmai. Pečius šis milžiniškas lokys buvo apsisiautęs šermonėlių skraiste. Ant galvos auksų žybčiojo karūna. Po galingų kaklu karojo didelis šaukštas, regis irgi auksinis. Letenoje sugniaužęs 2-metrinį skeptrą, lokys įsiutęs mostagavo juo prieš nuolankiai galvas nusvarinusius tarnus. Lokių karalius Bantūras, vienu balsu sušnabždėjo Latė ir Tjumas. Pabaiga.